Sveiki atvykę į Vėjuotąjį Pakruojį, sveikiname visus moksleivius, studentus, mokytojus, na ir visus galbūt pedagogus su ta rugsėjo 1-ąją. Ir visų pirma, rungtynės Pakruojyje, kur Kruoja susitinka su Šiauliais. Kol kas tokios atkaklios, įdomios ir permainingos rungtynės. Pavojingų momentų tikrai trūksta, bet kovos, noro ir tiesiog gražaus žaidimo. Šiandien tikrai apstu, čia puikiai situacija ir Nerijus Astrauskas jos neišnaudoja. Bravo Pauliui Pociui. Kei dabar keičia atakos kryptį. Berods Arminas Vaskela link Niko Tokičiaus perduotas kamuolys. Tomas Birškys į baudos aikštelę ir čia Nikas Tokičius bando smūgiuoti į vartus. Birškys turėjo šansą vėl. O čia dabar iš toli muša ir Ciškevičius į baudos aikštelę ir virš vartų dabar muša. Ir dar vienas perdavimas. O štai čia Modesto Vorobjovo tolimas bandymas. Mariui Eltermaniui sunkiai teks apsigyti nuo šios atakos. Tai štai toks perdavimas ir o štai čia smūgis ir įvarčio nėra. Ir vėl grįžtu prie to, kad tai yra ko gero realiausias rezultatas šiuose rungtynėse. Čia Gusočenko ir jo šansas. O čia Nerijus Mačiulis. Dar kartą atlieka perdavimą į baudos aikštelę. Štai toks smūgis ir Paulius Pocius kamuolį išmuša. Ir Vaskelas smūgiuoja į vartus dabar ir nuo žemės atšoka kamuolys. Lygiosios, ko gero, neturėtų būti blogas rezultatas nei vienai, nei kitai komandai. Na, o išsamesni vertinimai jau po dvikovos, kuri dabar baigėsi. Ačiū, kad ją stebėjote. Na, o dabar galėsite įsijungti rungtynes Panevėžyje, kur transliacija vos už 15 minučių, netgi tiek nebelieka. Ten Panevėžio Grandas, Tauragės Tauras.